Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Penktadienio rytas yra žvarbus, klaipėdietiškas, todėl mes įlindome į kavinukę, gerdami kavą su jumis pabendrausime ir pasiklausysime šio ryto, penktadienio ryto Evangeliją, kurią mums skaito Dalia. Jūs? Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo minioms: su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams: mes jums grojame, o jūs nešokate. Mes giedojome raudas, o jūs neverkėte. Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo: jis demono apsėstas. Atėjo Žmogaus sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: štai rijūnas ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Neseniai rašydamas laišką, netgi parašiau, kad savo darbais meldžiame Dievą. Savo darbais, ne vien tik tai žodžiais, bet savo darbais meldžiame. Na, o Jėzus šiandieną mums atskleidžia tiesiog mūsų kartos dvilypiškumą. Kaip ir anoji karta atmetė Joną Krikštytoją, kadangi Jonas, kaip ten sakė apie Joną, buvo labai asketiškas ir griežtas, bet tuo pačiu atmetė ir Jėzų. Ir Jėzų, kaip ten pavadino, paskaityk? Vyno gerėjas. Rijūnas ir vyno gerėjas. Žmonės, reiškia, žmonės įtikinti, kad Dievas yra šiandieną iš tikrųjų labai svarių argumentų nereikia. Ir argumentais jau nebeįtikinsi, kad Dievas yra, vien dėl to, kad žmonės nenori keistis. Žmonės nori gyventi taip, kaip jiems atrodo yra geriausia. Po manęs nors ir tvanas. Bet turime keistis, turime ruoštis priimti Jėzų tokį, kokį Dievas mums jį atsiuntė. Man tai patinka, kad čia Evangelijoje sakoma, su kuo galėčiau palyginti, tai su vaikais. Iš tikrųjų, ta visuomenė kartais elgiasi kaip vaikai. Be tokios nuomonės, nuotaikų svyravimas. Bet čia tas viskas yra taikoma ir suaugusiems. Ir man kartais atrodo, kai skaitau tą vietą, kad tie suaugę yra nelaimingi žmonės. Nelaimingi žmonės, nepatenkinti gyvenimu. Ar tu esi asketas, ar tu esi kompanijskas, kompanijos žmogus, jie vis tiek tave sukritikuos, jie tokie nelaimingi. Viešpatie tu mano, iš tikrųjų išmintis, kaip sako, dar kartą paskaityk paskutinę eilutę. Išmintį pateisina... Vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais. Va, tai čia ir sako, būkime išmintingi ir darykime darbus ir tie darbai, mes turim gyventi. Man amžinatelis tėvelis sakė, nors be kailį liksi, visiems neįtiksi. Tai va todėl yra, darykime savo darbus, būkime išmintingi. Šiandien vieni žmonės kritikuos, kiti plos, apsisuks laikas, tada tie, kurie plojo, tie kritikuos, o kurie tave kritikavo, tie plos. Žodžiu, mes turime gyventi išmintingai ir džiaugtis to gyvenimu. Ir atsiduoti iš tikrųjų ne žmonių nuomonėm, ką žmogus pasakys, bet tikrai atsiduoti Dievo žodžiai, nes Dievo žodis yra tikrai jėga ir išmintis. Aš to ir linkiu šiandieną, ir ne tik šiandieną, bet ir visą ateities laikotarpį. Ir aš tikrai labai norėčiau tiesiog akcentuoti, pabrėžti,
kad mes negalime būti religinio gyvenimo stebėtojais arba dvasinio gyvenimo stebėtojais ir žiūrėti, kaip ten, reiškia, gyvena vilties mieste broliai pranciškonai. Mes turime būti Dievo bendradarbiais, nes tada mano gyvenimas įgauna visiškai kitą kokybę. Tai aš ir linkiu tos aukščiausios kokybės, aukščiausios žmogiškumo prabos. Būkime Dievo vaikais ir ruoškimės Kalėdom. Laiminu ir linkiu jums gražaus penktadienio. Su Dievu. O broliai abu linki, o aš galvoju ir tikiu, kad gerų žmonių vis tiek yra daugiau. Ir gerą darančių. Mes to neneigėme, mes tuo džiaugiamės. Pasivaikščiojimai po adventinę Klaipėdą su broliais pranciškonais Benediktu ir Astijumi. Jeigu šis pokalbis praturtino jūsų mintis ir sielą, prisidėkite prie mūsų kelionės. Sekite mus, spauskite patinka, komentuokite, dalinkite su artimaisiais, kad kartu kurtume vilties bendruomenę.